Tai treneri, šiandien komanda pralaimėjo, bet laukia ir uždarimas, ten medalių įteikimas, tos nuotaikos greičiausiai nekokios, bet galėjo lyg ir rungtynės ir į jūsų pusę pasisverti po to, kai antro kėlinio pradžioje atkutot ir pelnė 2 įvarčius. Taip, gan greit tos įvarčius pelnėm ir atrodo, kad jau perlaušim rungtynės tikrai, nes kažkaip ir varžovas gal jau tuo metu buvo truputį pasimetęs, bet, matyt, tiek, galbūt kiek šiandien klydom, tai nesam klydę rungtynėse ir apskritai dabar ta pabaiga buvo tokia, kad net ir vieną progą turėdamas varžovas jau laimės rungtynės, nes jie fokusuojasi būtent į tos momentus. Šiandien Sūduva, kaip matėte, ir žymiai daugiau. Tų progų turėjo, nors ir dar ir to prie 4-2 dar turėjom galimybę kažką padaryti, bet, jau matyt, kai puolė į tą tokią juodą zoną, tai iš jos labai sudėtinga išlipti. Ir tiek, tai lieka pasveikinti Sūduvą su tiesioginiu dar, neliko lygoje, bet manau, kad vis tiek lygos komanda, to labiau turinti pajėgų žaidėjų, tai manau, kad išspręs uždavinys ir liks toliau lygoje. Tai gerai, vis tiek didelis klubas ir turinti savo bazę, savo geras sąlygas, taip kad gerai, kad jie gal ir liks. Aišku, gaila ir Transinvestą, bet tai čia toks gyvenimas. Bet visgi gal kažkokio pozityvo galėtume šios dienos rungtynės rasti? Ne šios dienos galbūt. Šios dienos tai tiek, kad negali pasakyti, kad vaikina nesistengia ar dar kažkas. Sudėtinga galbūt ir ta sezono pabaiga jau tokia ir galbūt ir nežinomybė, kas čia bus toliau. Turiu galvoje kiekvieną žaidėją asmeniškai, kur jis bus, kad ir kaip susiklostys jo tolimesnė karjera, čia turbūt 2/3 to nežino. Kol kas dar taip yra, čia klubo vadovybės spręs, ką toliau daryti su vienu ar kitu kontraktu. Tai jiem tik tai, šiandien irgi, jeigu ne tas toks košmariškas žaidimas gynybai, tai galėčiau padėkoti, o apskritai tai norėčiau iš viso padėkoti jiems už sezoną, nes užėmėm 3 vietą, turbūt daugelis komandų norėtų pasikeisti su mumis vietomis, o turbūt tokia slogiausia nuotaika yra pas mus. Ir jau tas tęsiasi kiek rungtynių, nes nelaimėm, atrodo liktai kažkas priekaištauja, kad čia nesistengia, nenori. Ir treniravos gerai ir stengias. Kažko, gal kur reikėjo dėti kažkiek daugiau, mes neįdėjom, bet aš kartais sakau, kad gal negaliu pateisinti, nenoriu pateisinti, bet dabar, o suprasti aš puikiausiai suprantu žaidėjus. Taip, jiem tik tai didžiulis ačiū už tą sezoną, jie nuveikė vis tik tai didelį darbą, atsiminkim, kur Kauno Žalgiris buvo pradžiai, rungtynių seniausia, sutikrino 3 vietą, didžiulis, aišku, nusivylimas buvo taurė, bet palikim kitam kartui. Tai būtent ta taurė turbūt ir buvo ta kreivė, kai pradėjo eiti į apačią ir apskritai, gal jūs prisiminkit savo ilgą karjerą, ar buvo tokių sezonų pabaigų pas jūs treniruojamų komandų? Ne, tikrai ne. Tikrai ne, tokio nebuvo, net ir kur komandos kažkokio žaidė silpniau, bet jos turėjo tą interesą iki paskutinio rungtynių, gal ten kažkas sprendėsi. Būtent tose paskutinėse ir laikė tą kovinę dvasią iki galos. Ko aš negaliu pasakyti ir nenoriu priekaištauti, kad vaikinai čia tos dvasios nelaikė, bet kada vienas didelis tikslas nepasiektas, o kažkoks kitas didelis tikslas jau pasiektas, taip kad čia reikia suprasti ir juos, nes čia irgi yra lygiai tokie pat žmonės kaip ir bet kokios kitos profesijos. Treneri, minėjote apie kontraktus, apie nežinomybę, ar jūs pats esate užtikrintas dėl savo ateities, nes turbūt visiems rūpės šis klausimas. Ar gali dabar šiuo momentu kažką pasakyti? Kaip, aišku, kad galiu pasakyti, kadangi mano tas kontraktas buvo iki sezono galo. Niekas čia aš ypatingai pasakyti, čia veržiausiai tos postus, čia paprasčiausiai tiek, kad susiklostė taip situacija, kad teko atsidurti. Čia tiek nesiveržiau sėdėti ant kažkokios kėdės ir bijodėl savo vietos, nes jau seniai praėjo tie laikai, kai dėl šitų dalykų pergyventume. Nes čia gali pergyventi, kai, sakysim, kažkas netaip klausosi pirmą kartą. Tai paskui supranti, kad yra tavo gyvenimo dalis, o dabar tai mes paprasčiausiai atsveikinam su komanda. Ir tiek, nes negali būti taip, kad, sakytum, tu
kaip pasakyti, kaip treneris žaidė tokią sezono pabaigą ir kažką dar norėtum čia vaizduoti. Taip kad viskas čia yra taip, kaip turi būti ir turbūt nelabai ką būtų pakeitęs ir kitokia pabaiga, nes toks buvo noras padėti kiek galiu, kiek suprantu padėti šiai komandai būtent šitą sezoną.